Sveiki, čia Maple Street Studio ir šiandieną garaže turim neeilinį projektą, dviratę transporto priemonę, vienintelį ir nepakartojamą, jį bent 50. Jeigu rimtai, tai čia yra kinietiškas motoroleris, kuris yra nupirktas pigiai už 60 €. Pardavėjas teigia, kad yra karburatoriaus defektas, jisai prastovėjo 3 metus nevažiuotas, tai mes bandysim jį kuo pigiau sutvarkyti ir eksploatuoti, bet prieš tai... Tai dabar prie pirdos mes pirmiausia, ką pasižiūrėsim, tai turbūt kompresija, pasižiūrėsim, ar yra kibirkštis. Tarp kitko, aš esu turėjęs irgi panašią pirdą su tokiu pačiu varikliu G6, tai galbūt rasim kažkokių dalių, ką pakeisim, o visą kitą turbūt ieškosim. Viską matau čia realiai pirmą kartą, tai bus įdomu ir prisiliesti, viską patikrinti, visokias smulkmenas ir panašiai. O čia jau dalių turim. Suportas priekinis, kaladės tokios kažkokios nugriauštos, bet okei. Karbas šardytas biški, dangtelis nuimtas. Čia vat vienas varžtas nužindytas. Nu, čia karbo dalis, keli varžtukai, žvakė. Čia yra suporto krypiančioji. Nu, žodžiu, susirinksim kažkaip. Šiaip dar yra pora plasmasių, va ten. Kiek mačiau, biški palūžusios yra, bet nieko. Ups. Jaučiu prieš matuojant kompresiją. Reikėtų pirmą pasižiūrėti, ar tepalo yra, nes vis tiek suksim variklį. Ir dar vienas dalykas įdomu, ar eis pamatuot kompresiją ant kojelės. Nes kiek mačiau, yra užvedimo kojelė, bet nėra akumuliatoriaus. Tai žodžiu, bandysim taip, o jeigu neišeis, tai pasikrausim akumuliatorių tokį belio kokį ir tada jau bandysim pamatuot normaliai. Čia net neprisukt. Kažkas žiūrėjo. Bliam, bet čia netgi per daug, sakyčiau. Nu, bet paliekam kaip ir. Kažkas biški persistengia. Akumas, palauk, čia dedasi, jaučiu. Čia yra varžtukas. Ai, čia yra akumas, jo. Reikia atsisukt, pažiūrėti. O. Ai, jo, čia irgi minusas. Tik tais kur jisai buvo. Greičiausiai ant dangtelio, žvaklaidis, o... Kas čia per mazgas? Ai, tai čia chebra bandė sujungti žvaklaidį. Nu, maladėts. Va, čia tipo veikia. Ant 5 siūlų laikos. Gal ir veikia, kas čia žino. Sakau, kad čia NGK. Nelabai būna NGK ant tokių pirdų. Nu, bet čia va taip koja prilėti, biški gauni. Mes kaip tik dabar galim ir pasižiūrėti, ar yra kibirkštis. Turim kažkokią tai žvakę, gal čia net ne nuo to. O, čia reikia gal tai padaryti, kad nesiliestų. O čia jisai antrą pusę, ar kaip? Ai, nereik puš. O, mačiau kažką. Yra. Turim kibirkštį, vieną gerą žinią. Bet kažko taip labai lengvai minasi, sakyčiau. A čia ta žvakė yra įsukta ar nėra? Koks čia raktas gali būti? Kažkaip tikdavo, atsimenu, raktas nuo družbos. Tai kad aš matau, kad jinai juda ta žvakė. O, veiktų čia visiškai nauja. Kur aš tą padėjau? Jo, same shit. Su šita visai net nebuvo užkurta. Šitą tai padirbus biškelį. Bet irgi nebloga. Mangi su šito neįs pamatuot, aš esu įsulaužęs. Reiks matuot taip. Turės kažkas laikyti. Ai! Kibirkšties gavau.
Aiktina tiesiai į papą. Čia prisirėmiau prie to laido pliko. Eina. Kaip nezaibys. Bet žodžiu, kyla kompresija, kažkas jau 9. Tai normaliai. Turim kažką. Reikia atsijungti tą žvaklaidį, blemo, čia nusitrenksime. Žodžiu, dabar reikia jaučiu atsijungti žvaklaidį, kad man nešaudytų į krūtinę. Tada pasimatuosim pilnai kompresiją ir tada jau eisim ieškoti dalių, kokio aš turiu prikaupęs. Ei! What the fuck? Negali tiek būt. Čia naujas motoroleris. Bet pala. Čia yra, matai, ne barais. Jo, 1 kilogramas centimetrai yra 0,98 barų. 0,98. Nu, 15 barų. Čia nesąmonė. Žiauriai gerai užkėlė. Aš netikiu. Bet žodžiu, esmė tokia, kad kompresija yra, kibirkštis yra. Dabar mums reikia kūro. Kad gaut kūrą reikia karbo. Šitas karbas biški suvarytas ir žiauriai pastovėjęs. Reikia žiūrėti, ką aš turiu ir bandysim iš 2 surinkti vieną. Reikia voratinklius išsigauti. Aš bijau vorų. O, shit. Žiūrėk, yra pavyzdžiui sėdynė. Nieko čia nėra tai sėdyniai. Visas ratas priekinis. Su padanga nebloga. Yra motoras. O, radau, ko man reikia. Karburatorius. Prie variklio, čia kaip ir mum jaučiu nieko nereikia. Žodžiu, bet yra motorinas. Matau dar kažkokį cilindras yra. Jo, čia G6, man atrodo. Bet čia yra 5 kubų. Pala, ko mums dar reikia? Karbas. Žvaklaidžio reikia. Žvaklaidis būtų žiauriai gerai. Yra žiklerių krūva. Nežinau, ar nuo šito. Gal nuo Yamahas liko. Žvakė. Visokių plastikų yra. Posūkiai priekiniai. Blemba, gaila, kad žvaklaidžio nematau. Gal ir apsieisim kol kas. Kažkur tai žinau, kad buvo. Gali būt, kad ir išmečiau. Žvakę pasiimu. Čia būtų galim dar pasiknist, bet... Ne, nelabai čia matosi. Čia daug būtų reikalų. Kažką išieškot. Kaip aš dabar nulipsiu, man įdomu? Akrobat. Jo, turėsim dar vieną žvakę. Šitą yra kartą panaudota. Jaučiu biškį užvestą ir ištraukta. Nu, ne vienodi, bet labai panašus. Mums svarbiausia būtų gauti vat šitą varščiuką, kuris yra nuvarytas visas. Pažiūrėsim, to atsisukam tą. Varžtai kažkokie rusiniai, susukti minusiniai. Kaip atsuk dabar žmogui? Jaučiu, mes tą varščiuką paimsim, pakeisim, jeigu iš čia eis išsukti. Pasižiūrėsim, ar plaudė laiko. Tada gal su kažko prapūsim biškį, kad būtų švariau. Ir tada bandysim dėti. Kažkas nesėkmingai bandė atsukti ir taip ir paliko. Biškį jau nekaip atrodo. Tai dabar turim tokią situaciją, kad turim 2 karbus, iš jų 2 reikia surinkti vieną, čia vienas žikleris sulaužytas, bet mums reikia karburatoriaus valiklio, nes su skiedikliu ir vandeniu čia nelabai kas gausis ir šiaip vanduo negerai. Tai dabar operatorius tikriausiai nuvažiuos iki degalinės, paieškos karb cleanerio ir tuo pačiu pasimsim naujo kuro,
tada viską sukrausim į pirdą ir manau užsives. Kol operatorius buvo išvažiavęs benzo, tai aš išsiardžiau dar vieną karbą, kurį radau ten prie visų dalių. Tai dabar bandom išsirinkti geriausią. Manau, surinkinėsim šitą, nes jis atrodo, kad būtų išmirkęs kažkokiam tepalė, tai faktas, kad nebus surūdyję niekas. Tai turbūt prasiplausim, va degaliniai gavom karburator cleaner, prasiplausim, prasipūsim kažkiek žiklerius ir bandysim dėti vidų. Dar vis tiek jaučiu reikėtų apsisaugojimui išsisukti žiklerius ir kiaurai prapūst, nes dabar kaip purškinė labai matos. Šitas karbas tai žiauriai sveikas, jis atrodo kaip naujas, sklendė tiesiog blizga. Vo. Nu ką, karbas kaip ir done. Dabar jaučiu kaip. Paimsim, uždėsim karbą, pasijungsim kūrą, atsisuksim šitą varžtelį, pasižiūrėsim ar ateina. Tada kažkiek gal apsiviniosim tą žvaklaidį, kad jisai čia niekur nesitrankytų be reikalo. Ir manau bandysim su kojėlė užvesti. O kai sukietėjęs. Eina savo. Čia jau kažkas yra prikaltūrinta, va matos, matyti ištrauktas laidas iš fiškės yra, tiesiog įsuktas samarėzas, tam, kad būtų kontaktas. Nu, pažiūrėsim, ar čia veikia viskas. Kaip matau, mums reikia dar šitą prisijungti kažkur prie masės, prie pačio variklio, nes gali būti blogai. Turim 3 žvakės. Va, pasidėkim palei eilę. Nauja, senesnė ir sena. Jaučiu čiumpam naują, ką čia žaist. Šitą net nenaudot. Nors į tą pažiūrėjus. Ai, šitą buvo neprisukta, žiūrėk. Matosi va iš šitų šaibelių, kurios buvo naudotos, kurios ne. Tai va šitą nauja yra plati šaibelė neprispausta. Šitą yra naudota, jau prispausta, o šitą yra kaip ir apdegus, bet buvaus neprisukta. Nes nėra net susispaudęs tas žiedelis, jisai minkštas yra. Keista. Net sriegiai yra tokie neaiškus, apdegę greičiausiai, kadangi neprisukta buvo. Galim užmaut žvaklaidį ir tada pažiūrėsim, kokią situaciją kuro bake. Oi, čia daug yra jo. Nėra pilnas, bet šitas bakiukas toks tie ir nebus nei nubyzas, man atrodo, nes taip visai skaudžiai trenkia per nosį. Oi, bėga, bėga. Kažkoks buvo, prapučiau kažką. Geras yra čia. Žodžiu, su filtru viskas tvarkoja, prasipučia jisai. Kuras kaip ir norėtų ateit, bet biški trūksta vakumo. Tai dabar pabandysim nusimti tą žarnelę ir patys patraukt, pažiūrėsim, ar kuras bėga. Tas voštuvas biški gal pastrikęs, bet aš girdžiu, kaip jisai darinėjęs. Čia lašiuks jau nulašėja, tu papūsk į baką. Ai, matai, pro šitą beveik nebėga, šitas gal užsikišęs yra, aš jo neprapučiau. Bėga per patį varžtą. Matai. Žodžiu, dabar bandėm parsivaryti kūrą į karbą, atsisukom varžtelę pačioj. Aš bandžiau čia su burna traukt, operatorius bandė pūsti baką. Tai žodžiu, dabar laša kūras, atrodo kaip ir ateina, dar biški patrauksiu, papumpuosiu. Filtriukė matosi, kūro yra. Tai jau kaip ir turėtų užsikurti. Įsivaizduok dabar tokią situaciją. Traukiam kūrą, čia kažką darom, vat prisilašinam kūrą, o tas žvaklaidis plikas. Jeigu jisai biški prisiliestų prie to korpuso,
viskas duoda kibirkštį. Nu ir ką, dega pirda. Man atrodo, reikia jungti akumą ir tada bandyti. Čia saugiklis bent sveikas, kaži. Net nesumautas. Oi, tai čia. Vaikėlį. Nu, kažkas tokio. Kai tik pradėjom filmuoti, buvo 5. 12. O, ledas. Dabar galėsim ir elektrą pilnai išsibandyti. Pypinės visokios posūkiai, lempos, starteris ir panašiai. Veikia. Gerai, neiškrovinėkim akumą. Bandom vest. Lempa net prigesti. Nelabai prasako. Relė net nesuveikia. Kur ta relė? Kad čia laidai nulūžė. Va, galiu nufilmuoti. Ant kelių plaukų laikos. Jau žinau maždaug ko reikės. Tai reikės starterio relės. Reikės akumuliatoriaus. Reikės žvaklaidžio būtinai. Reikės taip pat ir šito rezervuaro stabdžių skysčio. Nes čia yra skylė. Aišku, suportas nuimtas, bet aš radau kitą. Tas kitas greičiausia bus geras. Gal nusipirksim dar oro filtrą, kuro filtriuką, nes jau labai senas atrodo. Nu ir susirinks tas toksai krepšelis. Per ilgas. O. Labai jau nėra smarvės ant to akumo. Mes kuro neturim. Ne, reikia mišinį reguliuoti. Dabar reikia atgal atsukti. Tai su pirda tokie reikalai. Įsidėjom akumą, neveikia mūsų starterio relė. Bandėm užkurt kojelę, perrinkė karbą, bet neatėjo kuras. Tai žodžiu, buvo užsikišę šlangutės, pravalėm, bet užpylė žvakę. Tai dabar nežinom, iš tikrųjų greičiausia problema su pačiu karburatorium. Tai užsisakysim trūkstamas dalis ir kelsimės į kitą kadrą. Praėjo porą dienų po dalių užsakymo, gavom nemažą siuntą iš heraldas.lt, tai dabar išsipakuosim ir pažiūrėsim, ką gavom. Žiūrim, ką čia gavom. Ai, čia yra rankenėlė. Kadangi pas mumis yra suskilęs langelis, čia irgi yra langelis, bet jisai šone. Tai reikės pakeisti visą rankenėlę. Kaip matau, ir mikrosvičas yra. Tikiuosi, kad tiks. Šiaip atrodo žiauriai panašiai. Jo, čia yra oro filtras, nes ten tas yra senas. Vis tiek viską dėsim naują karbą, tai ir filtrą būtų gerai pasikeisti. Čia turim tepaliuką, Motulis, Scooter Expert. Wow, čia bus netgi per gerai tokiai pirdai. Maišiukę turim kompiuterį. Nežinau, ar mum jo reikėjo, bet dėl viso pikto pasikeisim į naują. Ten biški yra fiškė sugadinta. Pažiūrėsim. Ir toliau čia yra 2 kuro filtriukai, nes mūsų bakas greičiausiai yra užsinešęs žiauriai. Tai baką išplausim, įsidėsim filtriuką vieną, tada pravarysim kuro ir tada galbūt pavažinėjus įsidėsim antrą. Čia turim kuro žarnelę. Pasiėmėm metriuką. Turėtų užtekti.
nes ten ta žarnelė, jeigu prisimenat, buvo žiauriai užsikišus, plus šitas skaidri, tai bus gerai matyti, kaip kuras ateina. Ogi čia turim, dar vienas filtriukas. Labai gerai, turėsim daug filtrų. Karburatorių užsisakėm naują, dėl to, kad nereiktų žaisti su tais senais. Šiaip jau turim ir dalių, ir visko prisibėrę čia ant stalo. Bet geriausia vis tiek įdėjai naują ir iškart važiuoji. Jisai nekainuoja daug, tai nėra problemų. Dar turim tokią sunkią dėžę. Kas čia yra? Ogi akumuliatorius. Naujas akumuliatorius dėl to, nes visi seni nudvėsia. Tai nenorim turėti problemų ir norim, kad užsikurtų starterių. Tai užsidėsim naują ir važiuosim. Ir pati paskutinė prekė, kas reikalinga mums užsivedimui, tai yra starter relė. Ta relė kaip ir veiktų pas mumis, bet yra nupešti laidai, tai ten nesinori ardyti, nieko lituot, nebrangiai kainuoja, bus nauja ledas. Tai visa šitas dalis gavom iš heradas.lt, užeikit jų puslapį, pasižiūrėkit, labai platus asortimentas, turi tiek naujų paspirtukų, motorolerių, keturačių, tiek visokiausių dalių jiems. Mes jau pakankamai senai naudojamės jų svetainę, užsisakai dalį, ateina per porą dienų ir važiuoji. O dabar negaištam laiko, renkam dalis, renkam pirdą ir važiuojam. Gerai, čia reikia dabar mums susipilti šitą elektrolitą, kaip matau. Nusiplėšia plevelę, tada pankštą apvertė, bliu, užsideda ir tada pakraut reikia. Ui, kaip skaniai bėga. Žodžiu, ką mes čia dar turim pridėti, aišku, varžtukai, suveržti kliemai. Nu ir gerai. Viską turim prie akumuliatoriaus. Toj subėgs, pabus biški, galėsim dėti kraut. Jo, aš girdžiu, dar jisai burbuliuoja, tai jaučiu tegul pastovisai dabar, po to įdėsim kraut, o dabar einam prie bako, išsimsim baką, išsipilsim kurą, išsiplausim ir tada dėsim atgal. O plaunam dėl to, nes užsikišo mum žarnelę, užsikišo greičiausiai ir karbas dėl to, nebeužsikūrė vėliau, tai išimsim baką, praplausim, dėsim atgal. Prisilaistėm. Čia arba pilant prikrito nuo pačio bako, arba iš vidaus buvo tų šiukšlių visokių. Šiaip tai yra tų šiukšlių tikrai. Dėl to ir filtras užsinešė. Viskas dabar sudėjom baką, biški praskalavom, biški praplovėm. Dabar prieš keisdami šlangutę, manau, iškart pasikeisim karbą, kad galėtumėm iš karto užmaut ir tada susipilt švarų kurą. Jo, ir akumą reikia dėti kraut, nes jis jau garsų jokių nebeskleidžia. Opa. Taip, paprastai jau išsiema karbas. Turim 3 karburatorius, dabar jau turėsim 4. Šįkart pajungsim ir pariebintoją, ne kaip praeitą kartą, nes ant mano karbo buvo nupjauta fiškė. Nenorėjau lituot, nes nežinojau, ar veiks viskas. Čia turim paklodę su užvalkalą. Mes jį naudosim kaip profiltravimo įrankį, tam, kad susipilt švarų kurą. Nes galimai, pilant į tą bakelę atgal šitą seną kurą, gal pateko kažkiek nuosėdų, tai išvengiant to profiltruosim. Dar iki pilnos laimės reikėtų pasikeisti ir kompą, bet yra dar viena problemėlė, kad mes pamiršom užsakyti žvaklaidį, kuris yra suvyniotas su izolke, tai reikės vėl kreiptis į Heradą, 100%, kad jisai turi, ir užsisakyti vėliau.
Dar to pačiu reikės užsisakyti ir fiškutę. Gal pačios fiškutės ir nerasim. Aišku, yra visas laidynas, galim nusipirkti nebrangiai. Bet mačiau, yra pirkti perėjimų tokių, iš 6 pynų į 7, man atrodo. Tai užsisakysim, nusikirpsim laidus, susilituosim ir tada veiks puikiausiai. Nes dabar čia biškiai yra abejotina dėl to vieno laido. Blemba, tas gal ir yra įsuktas į patį kompą. O, naujas kompas. Kiek jisai kainavo? Keli eurų jaučiu. Kažkaip įsikiša. Tikėkimės veiks. Šiaip jo, reikia oro filtrą pasikeisti. Reikia vakuumą pajungti. Nes kuro tai jau turim, kiek žinau. Pasikeičiam oro filtrą, vis tiek naujas karbas. Biški gaila. Galėtų būti viskas tvarkingai tada. Va taip. Šitas tai atrodo kaip, nežinau, carinis kažkoks. Gal mes netgi išplausim biškį to filtradėžį. Blet. Kiek čia žemė. Pažiūrim. Čia kaip ir priklijuota kažkaip, čia buvo privaryta klijų. Čia buvo greičiausiai nuplėštas šitas, čia plovė, ką darė. Šitas tinklelis irgi kažkoks ne į temą. Nežinau. Dadam naują. Va, dabar tinkliukas kaip tinkliukas. Viskas. Žegnojamės. Bandom užsikurti. Pala. Starteriukas neveikia gerai. Degimas yra, stabdį laikom. Stabdis neina. Ne? Kūmai. O, yra balselis iš karto. Viskas! Veikia! Yeah! Nu jo, reikia rėlę pasikeisti. Dabar jau šitą ir darysim. Pasikeisim rėlę, tada eisim prie priekinio suporto, kadangi jis yra nuimtas ir neaiški jo būklė, aš turiu antrą, galbūt mes jį turėsim pramankštinti šiek tiek, bet čia maža bėda. Tai susirinksim stabdžius, pasikeisim rėlę, tada jau bus pasikrovęs akumas, įsidėsim, užsidarysim, pažiūrėsim kaip starterių vedas ir tada galėsim jau plastiką surinkinėti. Čia jaučiu galim visiškai atjungti. Nes jau akumą kaip ir dėsim naują, tik pirmą reikia pasikeisti rėlę ir apsitvarkyti laidus. O visa problema buvo va čia. Šitas laidas laikos ant plauko grinai. Nelabai čia jį besuremontuosi. O, ir nutrūko. O. Nu, tipo susijungia. Čia Eik tu, nejuokim. Čia tai pirda, čia tai automašina. Atidaryk! Čia taip turi būti. Šitos dar kol kas nedėsim, nes kaip matot yra palūžus, tai vėliau susilituosim, nusiplausim ir užsidėsim, nes dabar pravažiavimui jos kaip ir nereikia. Nieko savo pagražėja, čia tai buvo tokias linijos. Kažkaip uždėjau sėdynę, atsisėdau, palingavau, žiūriu, kad čia kliba kažkas. Žiūriu, kad amortiko varžtas net neprisuktas. Čia būtų buvę prikolo, jeigu būtumėm išvažiavę. Nežinau, kas čia pas praeitą savininką kramulkiai dedasi, kad palik tokiai vietai atsukt. Vo, dabar gerai. Dabar nusiardysim čia plasmasės tam, kad pasikeisti šitą bakelį, nes, kaip ir sakiau, yra kiauras. Ir tada jau eisim prie suporto.
Čia kaip matau keli varžtai tėra. Pabandysim atsisukti. Va. Mes kažkaip iš šono jaučiu patrauksim. Dabar reikia nusimti gazą. O, sraigi. Apsigyvenus jau. Dabar čia rankenėlė jau uždėta, vamzdelis prisuktas, tai čia plasmasių kol kas nerinksim, nes reikia pažiūrėti, ar nebėga stabdžių skystis. O suportą, kurį mes dėsim, jaučiu, kad ne šitą, nes šitas, kiek atsimenu, nesusispaudžia. O šitas yra tvarkingas. Jo, aš jį kaip tik suspaudžiau, pažiūrėjau, kas sulystų. Kaladėlės iš tikrųjų kaip naujos, jos aprūdijusios, bet biškį pravažiuosim. Nusitrins ir bus ok. Bet čia tas norintojas atsisuks, reikia iškart pasibandyti. Jeigu ne, tai neturėsim šiandien stabdžių. Opa! Skysti turim BMW Group. Nebus blogai, kažkai. Ant Jį-ben, pilt BMW skystį. O, jau atėjo. Dar paspaudyk. Nebent jau ten skysčio mažai. Ne. Jeigu ten čiurkšlė eina, reikia užsukti. Laikai? Tai nusiorinom stabdžius, biškį užtrukom laiko, kol prastekėjo pro tą žarnelę, pro suportą, išslindo cilindriukas ir panašiai. Tai dabar pilnai užpildyta, norinta, liko mums įsirinkti plastikus čia, tada pasikeisim tepalus, įsidėsim aklumą ir tas drivas. Banner. Bulio energija. Vaidukai pasikavoja ir uždedam dangtelį. Kur dabar tas tepalas išsileidžia? Mes ką pamiršom, tai tepalo filtrą pakeisti. Tiksliau, užsisakyti jį, taip pat iš Herodo. Bet aš visai pamiršau iš tikrųjų, nes kažkaip tos pirdos dvitakčiai, keturtakčiai, kiti net neturi tų filtrų, kad ir keturtaktis, tai taip ir praėjo man pro galvą. Va, neiškris dantračiai kokie. Nes čia nėra tokių. O, bėga tepaliukas. Juodas. Tepaliukas jau išbėgo, dabar dar tik varvena, bet jau prisukinėsim varžtą. Šiaip čia jo visai nedaug pilas, gal 0,7 litro. Bet manau, išbėgo dar mažiau, tai kaip ir trūko jo. Gal gerai, kad naują supilsim. Tik tais, kaip sakiau, gaila, kad filtrų neturim. O, čia labai gerai. Tai ką, prisipučiam dar padangas kažkiek, nes jisai stovėjo čia 100% oro nėra. Ir tada operatorius turbūt duos kamerą man, išsivalys šitą gerą į šalmą ir tada tas drivas. Kažkas čia yra su elektra, man atrodo. Žiūrėk, paspaudį stabdį. Jo. Nesvarbu, reikia pravažiuoti. Pavažiuok, pabandyk. Pažiūrėk, ar stabdžiai veikia. Švengia jisai.
Nu, Nežinau, ar jinai turi taip netraukti. netraukia? Bet čia lemba pirda yra. Čia 50 buvo pasiekęs. Ai, nu tai normaliai. Gerai, kur? Lengvai vedas. Šiaip gal dar netgi mišinį, žinai, pareguliuoti eitų. Jo, tai čia reikia darbiškai, sakau, įsigaudyti, reikia pakaitinti, pasivažinėti. Girdėjai? A čia ką tik šovė? Nu, šovė iš daudas. Reikia vožtuvus reguliuoti. Gal. Aš taip manyčiau. Žodžiu, eina 60. 60. Pala. Laša kažkas. Gal yra šiaip aplašinėję, dabar nereikia. Ne, benzas laša. Užgesink. Tai va, pirda važiuoja, brolis ištestavo, dabar liko susilituoti vieną plastiką, apsirinkti ir apsivalyti. Tai pirda pilnai susirinko, nusivalė, atrodo iš tikrųjų žymiai geriau. Aišku, dar liko keletas problemų išsispręst su elektra, tuo pačiu pasikeis žvaklaidį, galbūt užsisakysim ir veidrodėlį iš Herodo. Bet dabar, kadangi pilnai surinkta, tai galim normaliai pasivažinėti. Ui. Netelpa kojas. Kadangi padangos aplaudinės, reikia nuvažinėti aplaudinės. Kas čia per džiunglės? Tie lapas. Nors tik medžiai. Pilkinas. Pirksim. Pajaučia. Pastatė tokį žmonį. Jau jaučiu, kaip man nupilkina. Да, čia tas mikrofas man nukrito į apačią. Įdomu, ar čia girdėjęs man kažkas, ar nesigirdėjo. Jeigu girdisi, laukas žiauriai lyja, kaip tik brolis grįžo iš pasivažinėjimo su pirda, šiaip žiauriai nustebino, kaip už tokią kainą viskas puikiai atlaikė, tiek stabdžiai, tiek variklis neperkaito, nepavedė, užsiveda ir panašiai. O jūs būtinai parašykit komentaruose, jeigu norite daugiau turinio su šito motoroleriu, gal kažkur nuvažiuot, gal kažko iš jo padaryti ir panašiai. O čia buvo Maple Street Studio, kam patiko būtinai paspauskit like, nepamirškit užprenumeruoti mūsų kanalo, taip pat užeikite į mūsų Instagram, o mes susitiksim kitose video.